vaikai? Lietuvoj. O dar konkrečiau, kokiam kaime gyvenam? Domeikavoj. Nu va, o Domeikavoj, žinokit, gandras ten vaikščioja. Pameržėjom tą gandrą? Taip. Kur tas gandras? Gandrai, gandrai, ga, ga, ga. Daro pati raga, ga. Išvažiavo žagarų, atvažiavo be ragų. Gandrai, gandrai, apsuk ratą, gausi varlę į čiabatą. Oi, kur tas gandras, eikš, tu toks gražus, kartu su mumis pabūk. O mes varlės dainuosim, ar ne, pasidedam instrumentus. Ir visi, kad nesušaltumėm, rankytės pamyklinkim kartu su vaikais. Išgazinom biskį gandras. Ei, ar galim pradėti? Ar į garsiai? Tada pasiruošę. O kas tas svirbė yra, pasakyk? Kas yra svirbė? Geriausias Lietuvoje liaudiškos muzikos ansamblis. O pavadinimas iš kur? O taip, toksai buvo upelis. Yra Nemunas, yra Neris ir pats rauniausias buvo Aleksotio upelis Svirdė. Bet dėja, jį įkišo į vamzdį, bet mes tokį patys kaip tas upelis. Tai labai gerai. Nuotaikingi. Čiurlena kaip upelis Svirbė, jūsų plojimai. Pasveikinkim audringai. Brangieji, kadangi Vytautas Šustauskas čia jūs taip užkaitino, tai mes irgi turim užkaisti. Tai mes pradėsim ne nuo dainos, bet nuo šokio. Jūs prašom šokite, o paskui mes jau po to šokio padainuosime. Taigi, polka. Vyrai griebia merginas ir polka. Šitą polką skiriam į kasinėliams ir kasiukėms.
čia tai tikri Kaziuko šventės šventėjai. O dabar šitos du kūrinius, tai subatėlė, kadangi šiandien tokia yra graži subata, ir dar vieną labai gražią dainą Parką mes skiriam tiems žmonėms, kurie čia visi savo palapinės pasistatę, šitiems visiems kūrėjams, dėl ko mes čia atėję, ir tiems, kuriems vertina jų darbus, jų protą, ir kad jie daug ir visko nupirktų, ypatingai duonos, skilandžius ir alus. Daina viena po kitos bus gražin ir gražin. Svarbiausia, šokt reikia. Kad nesušaltumėt.
Dėkui.